Tai ir vėl sveikai atvykę į Tokijo. Čia vėl 13 laipsnių iš 25. Aišku, ne toks šokas kaip praeitą kartą, bet vis tiek. Dviejų aš dublizuotas jau apsirengiau ir tai. Tai čia netoli iki viešbučio. Bet jau, blemba, aš jau senai nemačiau. Daug šalių kartau ir nemačiau šalčio tokio. Visur vis tiek ten 30, 35, 25. Vis tiek visada šortai ir trumpus rankovės. O čia tai ką, žiema? Toks. Jaučiuos kaip lapkritį kokį. Gaivų lapkritį. Ir gerai. Adaptuosios, reiškia, nes Seulas dar aukščiau. Tai Seulas, bet paskui Nepalė 2 savaitės, tai Nepalė ten vėl, blemba, bet ten irgi kalnai, tai tipo iki 5 kartais. Bet šiaip tais jau sunervavo oro uoste, reikia tą, paskui labai geras ten toksai darbuotojas padėjo, tai kažkaip praėjo tas piktis, bet aš nueinu į tą automatą nusipirkti traukinio bilieto, ten pažiūrėjau per ChatGPT, per Google Maps, kokio reikia ir žodžiu, nusipirkau, bandau nusipirkti, įkišu tą kortelę ir prarijo man tą kortelę. Tai ten atėjo darbuotojas, ten toks užsidegė lemputės, atėjo, išėmė ten tokią daiktą, ištraukė tą kortelę, sako, čia negalit kreditinė, tipo Visa ir Tom Mastercard, bet jokiom negalit, čia tipo specialios kortelės. Tipo tik grinais, arba gerai, tai nuėjau ten, kur parduoda žmonės bilietus, sakau, galima Visa kortelę, jo, galima, bet stokit į eilę, gerai, prastovėjau eilėj, ateinu pas tą pačią moterį, nes ten 4-5 dirbo ir man papuolė pas tą pačią moterį, ateinu, tai sakau, man reikia ten, neatsimenu dabar, kažkokios Kreisei Line, sakau, į Asakusą. Jinai sako, only cash. Taigi sakau, aš jūsų klausiau prieš tai, sakau, taigi jūs sakėt, kad kortelė. Jo, galima tą Skyline Expressą gali timt. Sako, kortelė. Tai sakau, kodėl toj pačioj kasoj negalite čia kortelę. Tipo, žinai, kai būna aparatų neturi, tai tada supranti dėl ko. O dabar turi aparatus, bet už vieną traukinį gali mokėti kortelę, o už kitą tai tik tai kešų. Aš to kešo neturiu dar. Žodžiu. Ir jinai man kiša tą brangų traukinį. Ten, 3 kartus brangesnis. Tipo ekspresas. Greitasis. Bet ten, nesąmonė. Tikrai užpisa. Jau Kuala Lumpūrė. Jau į tavo reklamuoja ekspresą. Tai toj šaly, kaip tokioj šaly sumokėjau arti, apie 15 eurų gavosi. Man ten nedidelis atstumas iš oro uosto. Tai žinai. Kai realiai už 3 eurus nuvažiuoji paskui per visą šalį, tai dursto, taip. Tai čia irgi dabar gavos 3 kart brangesnį siūlo, tada gali mokėti kortelę. Gerai, jau įsikeisti pinigus. Tai aišku, keičiant pinigus monetų neima, bet realiai Taivano monetos nėra ten monetos, ten eurais. Ta prasme, tas pats kaip neimtų 1-2 eurų monetų. Ta prasme, pinigai, ne kažkokie ten centai. Ten gaunasi keli eurai. Tipo, neima mes monetų. Gerai, tai kur man dabar galvoju dėti tas monetas? Gerai, neimsiu tų. Išmėsiu, ką dabar daryti. Tai gerai, pasikeičiau tos pinigus. Tai nuėjau, nusipirkau kitą bilietą. Bet aišku, nusipirkau blogai, nes jau ir tas jau traukinys buvo išvažiavęs, tai paskui ten tas geras darbuotojas, jis ten mane ir palydėjo ir grąžinimą sutvarkė ir nupirko kitą bilietą, sutvarkė, kad ten parduotų į kažkokią tai normalų, irgi ekspresas, bet daugiau negu 2 kart pigesnis. Tai va, tai žodžiu, tokia istorija, bet šiaip tai erzina, tai žinai, kai palauk, dar kažkur čia buvo su tais, kad kad jie, tipo, neatsimenu dabar dar kur, bet žodžiu, kad tik tai grinais, bet tai va, tam Vietname
autobusais gali važiuoti, gali grinais, bet niekur neturi grąžos. Tiesiog, tipo, gali grinais mokėti, bet tu turi turėti smulkiais. Visais. Nu ir visur, tipo, kišk tą pildus, tos ką turi tą ir dėdė, tai ten, bet vėl ten jų pinigai nėra smulkus. Tai ten gaunasi, reikia mokėti 3 eurus, bet kadangi neturi 10 centų, tai mokė 6 eurus su biškiu. Nu, tavo bėda, bet tipo pigiau neleidžia, gali tik tai už gerokai brangiau važiuoti. Tai va, kol kas tai čia, aišku, čia tas Asakusa rajonas irgi kažkoks tai įdomesnis, bet čia turbūt, tiesiog. Čia man plaukia sukti. Tai nematau čia kažko ypatingo. Tvarkinga, šalta. Ir tiek peržiūrėjau tas Orejaus laidas. Pažiūrėsiu, bet ten, Orejaus labai laidos aplink maistą, iš tikrųjų. Ten kokie 7% laiko yra apie maistą, tai tas maistas man neaktualu, tai aš labai daug turiu praleisti. Tai toks va, tiek man ir naudos, bet, tiesiog bendram vaizdui gal, kad porą objektų pasižymėjau. Tai va, viskas, į viešbutį atėjau kažkur, tai čia jau turėtų... Ėmiau normalius viešbučius šį kartą, nes jau tam dabar va Taivane ėmiau tokį lievą, nes ten žiauriai brangus gavosi viešbučiai. Ėmiau paprastesnius, tai ir pusryčiai šūdiniai, ir viskas šūdina, ir sakiau, nebenoriu jau viskas. Nebenoriu šūdinų viešbučių, tai ėmiau brangus, čia gaunasi irgi virš 100 eurų kiekviena naktis, bet bent jau normaliai bus pusryčiai viskas, nes paskui, kai nueini ten pusryčius, ėmiau už 3 žmonės, nes ėmiau 3 naktis, bet ir vieną rytą išvažiavau. Tai sakau, duokit man tuos kuponus 6, aš po 2 žmonės imu ir gavosi 3 vieną dieną, 3 kitą dieną. Tai va, tai žodžiu 3 ir aš vis tiek nepavalgau, tarsi ten duoda tokį, blyną vieną žmogų lietinį ir viskas. Tai ne variantas, tai norisi normalaus bufeto. Maži kambariukai, bus viskas tvarkingai, bet mažiukas kambariukas, bet sakė, pas japonus taip yra, bet kas labai fainai, žiauriai patiko. Žiūrėkit. Čia tipo tokia, aš nežinau, net kaip parodyti čia plauk. Žodžiu, ir tu gali pasidaryti, vadinasi, nakties lemputę. Bet žiauriai fainai, kad tu gali, kad tu tokio biškį gali foniuką. Čia, gal sunku, kad susipras, bet žodžiu, tu gali kokią nori paregliuoti. Galvau, kad muziką pasileidžiu čia tokį, bet ne, čia aišku keista, bet... norėjau sakyti, nieks neįeina, bet įeina. Japan. Gerai, biškį geriau negu tam Taivane. Nepatiko man Taivanas. Šiaip tai nepatiko. Irgi keitykloje, irgi tipo neturi smulktų, tik tai, negali pakeisti, nes neturi pinigų. Tada kas dar ten užkliuvo, kad žodžiu, dar ima pinigus iš užsieniečių, ima pinigus už keitimą. Taip, jeigu ne, tai bet parašyta, kad užsieniečiams tipo papildomai kainuoja. Ir vėl buvo negavau. Nespėjau tas, bet kokias mažas, aš net kojų išties negaliu. Čia atsisėdu, žodžiu, aš kai atsisėdu, aš negaliu ištiest kojų. Su lenktom kojom gaunasi. Tai kažkaip, aš jau namuose, tai ten išvis išsitiesi visas praktiškai. O čia pas juos ir tam Taivane, ir čia aš tiesiog neišeina ištiest kojų. Tai va, gerai, tulikai. Japonija. Gerai. Bet viešbutyje yra 2 restoranai. Irgi va, kas čia kažkur gal kuponas, bet tipo. Žodžiu, vienas restoranas ir kitas restoranas. Galiu eiti į abu. Tai rytoj balius, bet čia mano pats prasčiausias viešbutis.
čia ėmiau tiesiog pigų, nes, vėlai vakare vėl atvažiuoju pigų, ta prasme, pigų 100 eurų šitas. Bet paskui eina tik brangesni ir pagal ChatGPT geresni. Tipo jau ten tierės. Tai jeigu šitas bus geras, mano akim normalus bufetas, tai anie iš vis turėtų būti tada. Wow. Palyginti, nes jau sakau, blema, ponų tai užkniso. Tiesą sakant, tai užkniso. Užkniso tas toksai, blema. Nors tas lėtinis tai skanus, ten tokį paima blyną, ant to blyno uždeda kiaušinį, iškepa su kumpiu, ten būna kažkokio tikrai česnako, viską, nes skanu, bet, blema. 3 suvalgai ir vis tiek alkanas. Vis tiek ne. Tuo metu sotus būni, bet neužtenka man, kai valgau 1 kartą per dieną, pripratau dabar, taip man visai smagu, patinka, tai paskui tyrimus pasidarysiu, noriu dėl to biškį pasilaikyti to ritmo. Tai va. Tai įdomu bus pabandyti. Tai va. Labai juokinga. Parodysiu. Čia tai, suprantu, čia drėkintuvas ir šildytuvas. Suprasti. Nes čia kažkaip, man atrodo, valdas čia šildymas, tai čia gal koks sausintuvas. Žodžiu. Kas? Kėdutė. Tipo. Čia gal, ką, šiaip tai patogu. Patogu, bet juokinga. Patogiai, negaliu sakyti. Ir dar mane žiauriai kas gelbėja, tai, aš netyčia, aš čia senai nusipirkau dėl galingumo, bet kaip mane šitas gelbė reikalas šičia, kad turiu savo pakrovėją, nes pražūt, adapterių, ir čia šitas nusiema pas mano tas originalus ir gaunasi toksai išsitraukia, tai dabar realiai, tai visuose tinka. Ir šitoj tinka, ir Tailande tinka, ir Malaizijoje, ir Honkongė angliškas, tai į anglišką tada šitas kišasi, jau žinau kaip. Tai įkiši, reikia tik tai tą viršutinę apsaugą nuspausti su kokiam nors, tai žirklutės naudoju, nors ten yra toks plasmasiuką adapterį galima nusipirkti, bet vienam viešbutyje davė, tai supratau principą, tai tiesiog paspaudžia su žirklėm ir įkišu žirklės į tą viršutinę žemę, ten tokia kaip, plasmasę reikia nuspausti ir tada atsidaro apsauga. Tai va, bet tai žiauriai gerai. Bet viskas pas juos labai kažkaip maža, nesuprantu. Tikrai maža. Kinga kėdutė, žiauriai. Čia toks tipo. Va čia taip atrodo japoniškai. Palauk, jūs matot, ne? Čia tikrai taip atrodo. Čia popierius. Toks tipo, kaip roletas. Tai čia, bet tai visai fainai šiaip toks. Ką žinau, čia aišku tolko tai maža, kai toks mažas kambarys ir taip, bet įdomiai. Tai va, ir šalta, blemba, čia tai šilta, čia tai viskas gerai, bet šiaip šalta. Kas čia? Čia tipo jau daug kur, čia pas jau šalyse yra dingsta elektra, tai turėsi šitimą. Gerai, tai tiek. Ir Orijus sakė, ir aš tą patį matau, open yra angliškai, bet čia Japanese tea, milteliai ir ką aš nesuprantu. O čia ir tu žinok dabar, kur čia kava. Tai va šitas. Ir daug kur ruostė, ten, daug kur yra viskas šitai va. Čia yra kažkas šparagų drink. Gerai, bet dar vienas dalykas, tai kažkaip tos Tailandai, labai patiko Tailandas, Malaizija, Singapūras labai patiko, Hongkongas smagu buvo, fainai, o va Taipėjus, tai Kinai, nežinau, dar Hongkongė aš taip nejaučiu, bet čia tai jie mane, užpisa, jau ne ta žodis užknis, tikrai. Pavyzdžiui, liftas, įsivaizduokite, atsidaro liftas, o dabar, pavyzdžiui, iš lifto
atsidaro liftas ir jie sueina, tarsi jie neleidžia išeiti, jie debilai, tokie vapšė. Ir jie visur, va šitaip, jie į metro, į visur, kur oro uoste eina skersai išilgai, atrodo, kad nieko kito nėra, tikrai. Nežiūri, čia iš tiesų, ten Orijus teisingai sakė, čia tu niekam neįdomus iš vis. Nuo Malaizijos, man atrodo, Filipinuose dar jis buvau įdomus, ten tokiam žiūrėjo, žinai, kaip į atrakciją, kad čia baltasis, o čia tai jiems vapšė, bet jie taip užsiknysė, jie nieko nemato, jie, tokie durneliai, man tai debilai iš tikrųjų, nes, sakau, kai tu liftą lauki, kol durys atsidarys, kad išeitum ir jie sulenda ir taip norisi juos visus išstumti lauk ir, žinai, kažkaip erzina tiesiog tokie dalykai, žiauriai erzina. Tai va, reikia nesinervuoti, aišku, bet tiesiog erzina. Kažkas čia, daug maršų. Bet, ką žinau, biškiai kitaip, Japonija biškiai kitaip jau yra atstumas, aišku, važiuot, skrist buvo ilgesnis, bet vis tiek plius minus tas pats Taipėjus, tas pats Hongkongas. Nieko kažko čia, gal biškiai geriau. Taipėjus prasčiausiai, man atrodo, vienas dangoraižis pakankamai, jis ten nejaunas toksai, o daugiau tai ten paprastas toks kaip pas mus posovietinis, tai čia kažkoks toks, daug senų pastatų, daug bomžų visokių ir taip toliau, nieko, žodžiu, ten gero. Nežinau, Taipėjus, tai gamta graži, daug drėgmės tokios pas juos, tai graži gamta, turi kalnų, tai va tas va. Bet miestas, tas Taipėjus, tai sostinė, tai prastai atrodo. Vieną įrašą dariau, panašiai kaip Lietuva, bet nesinčiau niekam. Man atrodo, kad nesinčiau. Galvoju. Toks pirmas jausmas buvo tokiam posovietiniam kažkokiam. Čia aišku, ne posovietinis, bet toks jausmas. Tai ir aišku, aš gal kamerą pagrindinę naudosiu, tai bent kažkas matysis. Ir palyginti lemą po tų karščių. Tai žinau, gal jums tai kitaip skambės kvailai, nes tipo jūs laukiat tų šilumų visokių. Bet man tai čia, ką žinau, atgaiva, man čia fainai. Man tas 13 laipsnių, apsirengiau 3 megztinius, aišku, reiks striukę dar matau rytoj užsidėti. Bet tai man tai fainai. Man tai toks grynas oras. Tikrai pasilgau aš tos gaivos, nes tas, kai dusina, tai drėgnas karštas, tai jisai vargina, šiaip irgi, tai kaip, žmogui, žinai, kai turi šaltį, nori karščio, kai turi per daug to karščio, tai paskui norisi tos gaivumos. Tarsi man čia dabar, tai tobulas oras vakare, taip vėsiai gaivu, tikrai, galėtų, aišku, būti kokiais 3 laipsniais daugiau, bet vis tiek, fainai, blemma, fainai, kad nešunti visas, neprilipę džinsai ir taip toliau, šis gali apsirengti jau kaip žmogus, jau vien su tom maikėm ir šortais, tai kas čia? Va, blemma. O jūs į kartingus važiuojat, va čia reikia su tokiais kartingais važiuoti. Tokie. Čia tipo pramoga, kaip suprantu. Gal ir nieko. Tai va, žodžiu, grynas oras geras, fainai įdomu pakeisti aplinką, taip gan greitai, va, tiesiog būna viskas iš naujo. Čia turbūt dieną viskas dirbs, tai bus gražiau. Jėzus, koks vėjas šaltas. Pirma, kad aš nesusirgčiau, tai peršokęs greitai šilumos. Bet gražu čia. Labai nenoriu tų žmonių filmuoti. So you can't wear that. Can you tell where it was?
Nu, čia jo. Japonija gražu. Tas Orijaus čia pareklamuoti požeminis tas, nu, tipo underground marketas, tai man primena labiau klinikų požemius, tunelius tuos, negu čia kažkokį marketą. Nu, gal čia šiandien susidarė kažkaip viskas. Vat keista, nes tose kitose šalyse ten taip ėjų, tai jie ten kaip išprotėję vakarė siaučia, o čia ne, čia. Bet čia šilta, čia gerai. Ką žinau, Rusijos kažkoks. Tai bet aš ką matau, tai kad man reikia nesušalti, eiti namo, o paskui ką aš jau dabar su trimegztiniais, tai dar užsidėsiu tą savo Kolumbijos striukę. Ir man kaip ir šalta nebus. Tikriausiai dar 2 džinsus užsidėsiu, bet šiaip tai šalta čia, kaip šalta. Aš jau visai šitiems oram neprisitaikęs. Čia įdomu, kaip Seule bus, nes čia tai šalta. Kažkaip nesitikėjau, nu kaip visada. Ar aš pažiūriu, kokie orai. Tiesiog šaunu pavadinimus ir viskas. Bet nesušalsiu. Tiesiog susirinksiu viską, ką turiu ir viskas. Tada bus gerai. Bet nesitikėjau, kad reikės visų drabužių dar šitiek laiko vežiojus. Tos 3 megztinius galvoju, nu namfik, aš tos 3 megztinius ėmiau ir dabar turiu tasytis toj kuprinėje, vargti ten tose orose. Šiandien vėl tikrino šleikštės tokios oro linijos, dabar nebeatsimenu kokios ten jos, bet irgi atvažiavau anksčiau į uostą, galvojau, pabūsiu tam launče. Jie padarė, kad 2,5 valandos tik tai įleidžia, nu bet žinai, ten į lėktuvą jau reikia nueiti, kol patikras praeini, kas tos pradeda bilietų neduoda automatinių, o registruot pradeda tik 2,5 valandos iki skrydžio. Nu tai ką ten, kol jie užregistruoja, kol praeini patikras, imigracija, kol patikrą kuprinių, tai dar pusvalandis, tai tada lieka 2 valandos, tai dar turi maždaug jau taip valandą, kem 5 minutės bent jau būti prie vartų įlaipinimų. Tai vat iš 2 dar kem 5 atimk, nu tai kas valandą laiko lieka. Tai taip, žinai, lemba ir gal specialiai dėl to atvažiavau anksčiau nedavė, nors dirbo, bet tipo negalime, tokios taisyklės. Ir tada mačiau, kai laukiau už ten to eiliai, kol jie atsidarys, tai mačiau, kaip tikrino svorius kitų kuprinių, nu tipo liepė dėtos kuprinės. Tai lemba, jau galvoju, jeigu aš čia lauksiu eiliai ir mane pramės dar į galą ir aš vėl turėsiu ten susitvarkęs ateiti tą svorį. Tai aš jau ten bestovėdamas apsirengiau ten kompą išsėmiau iš rankų, žinai, į rankas pasėmiau. Nu, ten taip pasirašiau, kad ta kuprinė svertų ten 9, bet ne 14, kaip dabar sveria su pilnais daiktais. Nu, su džinsais buvo 13, žinai. Bet vis tiek, 7 galima, o aš 13, kuprinė mano 13, tikrai sveria, kai nieko. Tai va tai. Tai lemma, bet netikrino, ten kita mergaitė ten tokia priėmė, tai netikrino. Tie bernai tokie šlykščiai, mačiau, žiūri visų kuprinės sveria, tokie kažkas užsispyrė, tai va.
Tai kažkaip šį kartą labai nesklandžiai. Anksti kėliausi, nuvažiavau ir be reikalo pralaukiau belekiek. Būčiau geriau pamiegojęs. Na, bet kartais pasiseka, kartais nepasiseka. Labai neapsikroviau. Tai jo, nu bet svarbu jau atvariau. Einu šiltai į vonią. Bet dar, kai grįšiu, tai jau turėsiu pradėti valgyti daugiau negu vieną kartą per dieną, nes aš nebesuvalgau pusryčiams, aš nežinau. Man sunku, mane net pykina paskui, ne tik, kad pykina, bet jau taip šiandien valaunčia, tipo privalgyti reikia tų baltymų, tai prikapojau aš tų visokių mėsos, paskui man ten jau atrodo, kad jeigu dar įdėsiu, tai apsivemsiu. Ir neišeina, tiesiog, neišeina daugiau prigrūsti. Saldainių kokių gal ir gali, bet nieko daugiau. Tai tiesiog reiks dažninti valgymą, nes kitaip nieko nebus, man atrodo, per daug sugaus ir dabar jau tipo nesurenku, dėl to tas pilvas apačioj. Tas pilvas apačioj toks vis tiek lieka, nes tipo, kai neduodi pakankamai baltymų, kiek žiūrinėjau, tai tada organizmas pradeda stipriai taupyti. Ir aš dėl to negaliu numesti likusių riebalų, tai ir plus toks biškį ta oda padribus, viskas padribė, darosi dėl to, kad skysčių netenka kūnas, netenka stangrumo, dar kažko ten, žodžiu, negerai taip. Taip, bet aš stengiuosi valgyti, čia dabar tiesiog kelios dienos buvo tokios durnesnės, nes maistas prastesnis buvo. O taip, tai kaip ir viskas gerai. Tai dabar viešbučius atsišersiu ir manau, kad dar Nepale daugiau pavalgysiu, nes jeigu žygiuosiu, tai daugiau nebe ant žygių nebedarysiu taip. Paskui labai jaučiasi, eini ir taip nusėda žemyn, žinai, po kokių 2 valandų, 3, pizė, viskas jau nenori eiti, tiesiog vargit, toks turi lėtinti tempą, toks, kad gamina energiją, bet lėtai ir tada toks gaunasi nesąmonė. Tai va. Ko negyvenimas. Kažkokie. Aš parago gėrimą, čing-čang-čung. Ir karštalonė. Ką, visai neblogai. 10 laipsnių ryte. Man keista. Reikia apsirengti 3 megztinius ir 1 striukę. Viską, ką turiu iš tikrųjų. Bet kaip gaivu, koks oras šitą gaivus. Faina. Visuma fainai, kai nešlykštų kai saulytė šilčia. Galvoju, ateisiu 6 ryto, čia bus tuščia. Nes tipo pažiūrėti vakare dieną. Čia tų žmonių pilna, normalių, kaip 6 ryto.
Kas pas juos man keista, tai visokie tokie žmogeliukai, kur tipo be stovi šviesoforas ir jis vis tiek nemojuoja lasdelę rodo ten, kad kažkas ateina, kažkas nueina. Arba, pavyzdžiui, jie pasistato mašiną, va greitoji stovėjo, ir stovi žmogus su pagaliuku raudonu ir mojuoja gatvėje, tipo, kad stovi mašina. Tai juokinga, šiaip stovi mašina, avarinys įjungus, tai ką tu aklas, nematai, kad mašina. Važiuokit. Vėl dirba ir va, žmogus stovi ir mojuoja tą lasdelę. Realiai, nafik reikia čia mojuoti, taigi pastatė va ženklus, matai ir viskas. Bet pas jūs suzduršė dar, neturi ką veikti. Tipo darbo jaučias vietą užsipildo ir viskas. Kingi. Ir taip daug kur. Belekas. Visiškai bereikalingas. Šiaip tai labai tvarkinga. Japonijai mažiau reiktų. Tikrai skiriasi nuo... Nežinau, jaučiasi šiaip iš tikrųjų kažkaip stipriai toks atrodo ten, kokie ten Filipinai, Malaizija, tai ten iš vis. Bet ir Hongkongas lyg ir tvarkingas buvo. Taip ėjus irgi sausiau, bet čia, pavyzdžiui, atrodo kažkaip labai viskas kitaip, nežinau, labai tvarkinga, bet tų žmonių, pavyzdžiui, tai čia aš masės, tai nematau, kad būtų čia, tai belė kiek, žinai. Tai va, nėra dangoraižių. Tai jeigu taip apie tas visus dangoraižius, tai įspūdingiausiai atrodo Hongkongas turbūt. Tai Singapūras, Kuala Lumpur, Malaizijos ta sostinė irgi turi dangoraižių žiauriai daug. Hongkongas įspūdingai tikrai atrodo, čia tai ne, čia taip ėjus neturi, čia irgi neturi, tai tokio įspūdžio neturi, tokio wow, super miesto, žinai. Tai va, šiaip tvarkinga, aš ten tų žaidimų, pavyzdžiui, erdvės dabar buvau praėjęs, tai nelabai aš ten suprantu, tiesą sakant. Nepamačiau ten, kai koks Orijus nufilmuoja, tai daugiau tų blink, sakau, atrodo, taip kažkaip įspūdis gyvai, tai nėra čia kažkas tokio ypatingo. Tai va, tai sunku su to metro, šiaip iš tikrųjų tai sudėtingas paskui šitas metro. Turi bilietėlį pirkti, arba ten tą kortelę, bet tą kortelę tai lemo man nepasiteisina, dėl to, kad aš nežinau, kiek įsidėti, paskui įsimti nebegali. Tai gaunasi arba turi įdėjinėti, bet aš tada Dubajuje atsimenu irgi, man jau ten paskutinį kartą reikia grįžti namo. Buvo gal 6 eurai, neatsimenu kiek buvo, bet žodžiu gavosi taip, kad neužteko truputį, tada reikėjo dapildyti, o pildymas mažiausiai ten 10 ar 15 eurų ir finale baigėsi to, kad dabar turiu kortelę, ten to kortelė, aš nežinau, ten 10-15 eurų likę ir ką, ir nieko. Jeigu Dubajui būčiau, galėčiau panaudoti, jeigu ne, tai ne. Tai toks į nieką pinigai. Tai tada labiau apsimoka kiekvieną kartą, man atrodo, pirkti tiesiog kiek reikia. To, nes aš neįsivaizduoju, kiek reikės. Bet vakar pirkau, tai ten gerai, kad ten grąžino, išsiaiškino, padėjo, viskas gerai. O taip tai sudėtinga. Toks neaiškus, plius, žinai, kai iš anksto perki, tai tada jau tu turi ten ir išlipti, o, pavyzdžiui, kai tu važiuoji su kreditinė, tai, pavyzdžiui, nuskanuoji ir taip, pravažiuosi stotelę, nepataikysi metro, ir kas, tai išlipsi, apsisuksi, grįši, tada visai neapsikrauni, nes požemyje GPS dažniausiai nebūna, tai tu nematai, kur važiuoji. Tai labai ten kažkaip neapsikrauni, blogiausia, tai pagrįžti. O kai tau reikia išlipti toj pačioj stotelį, tai gal irgi tragedijos nebūtų, nueitum ten, damokėtum ar kažką, tai, bet vis tiek jau tavęs nepraleis pravartus, ten jie Japonijoje nekalba taip lengvai angliškai, visi čia jau nebe šnekėti ne taip paprastai yra. Kaip kitur. Tai nežinau kodėl, bet čia ne, va, ir pusryčius nuėjus, nieko jie ten mojuoja pirštais ir pofik jiems. Ką tu ten kalbi su jais. Nieko, net elementarių dalykų turiu omeny,
neapsikrauna, žodžiu, mokėti anglų kalboje. Gal ir nereikia jiems. Gera didelė šalis, nu, gal ne tik didelė, kiek didi. Apsukt ir į garažą, išvarai atbulamą, apsuk ir išvažiuoji. Smart.